Sveiki visi susirinkę. Šiandien kviečiame jūs patirti poeziją kitaip. Ne tik perskaityti, ne tik išgirsti, bet pamatyti, pajusti, atpažinti. Poetas Gintaras Grajauskas yra pasakęs, kad poezija naudoja minkštąją galią. Ji, kaip ir visos geros ir teisingos knygos, pasauliu vienu ypu nepakeis. Tačiau ją skaitantis, rašantis ir išgyvenantys žmonės pamažėle keičiasi. Jie ima jausti, kaip po kasdienybės triukšmų ir blizgesių slypi kai kas daugiau. Grožis, prasmė, tvarka ir paslaptis. Ir galbūt tai yra labai daug. Juk kaip yra gražiai paklausęs Gintaras Grajauskas, kas galėtų paneigti, kad viešpats Dievas nenuspiria žemės rutulio į nebūtį tik todėl, kad mes jam šiek tiek įdomus, nes rašome ir skaitome eilėraščius, grojame muziką ir tapome paveikslus. Šiandien poezija skambės muzikoje, atsivers spalvose, judesyje, teatro kalboje ir mokinių interpretacijose. Tad kviečiame būti atvirus šiam susitikimui su žodžiu, su kūryba ir su tuo, kas slypi šiek tiek giliau nei kasdienis paviršius. Taip pat maloniai kviečiame išsijungti garsą jūsų mobiliuosiuose telefonuose. Poetas Rimvydas Stankevičius, pristatydamas naujausią savo poezijos knygą Kartais sninga juodai, sakė, kad džiaugiasi, paneigęs Sigito Gedos žodžius. Apie tai, kad kai žmogui sunku, jis neskaito poezijos, nes neturi tam jėgų. Šioje knygoje nugulė eilėraščiai, kuriuos, pasak poeto, jis išverkė užklupus juodosioms akimirkoms ir kurie padėjo jam išbūti, bei tapo išsigelbėjimu. Kviečiame vakarą pradėti 9 muzikos klasės mokinius Akvilę Sviderskaitę, Augustą Remėzą, Žilviną Narvilą, Aistį Grabį, Ąžuolą Venskūną bei Jokūbą Naraškevičių, kurie pristatys savitą eilėraščio Raktas nuo niekur interpretaciją. Pripažink. Daugel metų bijojai pareiti. Ne dėl to, kad tave baugintų tamsa. Ar tamsa apsimetę pavojai? Tu tiesiog nenorėjai klausyti. Ką į sąžinę, kalba daiktai tau. Apie tai, jog čia tavo namai. O tu šito likščiol nežinojai. Saulė pro langus vidun ir valių palaimingą kurkimą. Apie laikrodžius pristus načiai, kad rytą rytojų sukurtų. Apie vaikišką dievą, likščiol viršum tavo tikrovės parimusi. Apie murkinčią prieblandą, amžiams prakaipusią kmynais ir burtais. Įeini ir praauga tave ūgio atžymos, blunkskančios staktų. Suka švytinčios dulkės. Atrodo, prieš mirsničio judesio būta. Vis dar tinka. Jis lysta tavin ir skausmingai pasisuka raktas. Ir nušnioškia krokliais tie laikai, tie balsai, tos kalėdų eglutės. Šypsos akys iš nuotraukų, tarsi visai nevėluotum į šventę. Lyg nebūtum išdavęs nei jų,
nei užmirti stipresnio laukimo. Šio vienintelio tikro pasaulio, kur meilės it kraujus roventų. Bet vis tiek, ko besiektum ranka, tik saviplaka, žodžiai ir rimai. Pasak poeto Gintaro Grajausko, jo poezijos knyga Vandens skonis, kaip dabar žinome, jau ne tik nominantė, bet 2025 metų poezijos knyga. Prasidėjo nuo eilėraščio apie vieną vaikystės nutikimą ir sukėlė klausimą, kodėl po daugelio metų atminty iškyla tai, kas viena vertus buvo visiškai nereikšminga, bet kita vertus tapo savotiškai svarbu. 9 muzikos klasės mokinės Ieva Kuzminaitė, Evelina Lužytė ir Ieva Lukaševičiūtė interpretuos eilėraštį Pasaulis yra kurčias ir nebylus. Ankstyvas lapkričio rytas, raudonais plakatais apkabinėta gatve, važiuoja 8 autobusas. Iš plakatų stebi lemininė bilios. Ankstyvas lapkričio rytas, raudonais plakatais apkabinėta gatve, važiuoja 8 autobusas. Iš plakatų stebi lemininė. Ankstyvas lapkričio rytas, kažkoks didingas iššūkis. Jų veidai gyvi. Jų akis netuščios. Jie gestikuliuoja. Vienas pasakoja kažką juokingo, kiti kažką jam atsako. Ir visi be garso vatojas. Man 17. Ir aš žiūriu ir galvoju. Jei esi kurčias ir nebylys ir turi bent vieną, tokį pat kaip tu, suprantantį tavo kalbą, tokį, su kuriuo puikiausiai susikalbi ir su kuriuo gali taip įžūliai kvatotis. Gal tada gyveni ne visai ten, kur visi? Gal iš tiesų, kurčnebyliai yra tie kiti, kurie tyli ir važiuoja į darbą, O tu kalbi ir kuo puikiausiai susikalbi mažyčiame savo pasaulyje. Aš ją vadinu savo gyvenimo knyga, sako eilėraščių rinkinio Šešėlių upė autorius Gintaras Bleizgys. Pasak poeto, knygoje sudėta tai, ką žmogus ilgai nešiojasi širdį, bet taip ir nedrįsta pasakyti. Į 3 scenas, suskirstytojoje knygoje, Gintaras Bleizgys bando pamatyti tai, kas slypi už daiktų, už gamtos, už medžių, už žolės, už upės. Rinkinio paslaptis bandys įminti ir 7-ąjį eilėraštį iš pirmosios kūrinio scenos interpretuos 9 dailės klasės mokinės Lukrecija Butkevičiūtė, Nerija Damulevičiūtė, Akvilė Griciūtė bei Amelija Zukevič.
Mes sėdėjom ant švyturio, kojas sumerkė į dangų, negyvųjų kriauklių slėnį subavo nepažįstamos žolės. Žmonės ėjo pakrantę, skriejo žuvėdros ir žvalgėsi. Vaikas per petį. Ar prisimeni, kai mūsų baimė atsimušė į uolas, eidėdama per visą buvusį rojų? Todėl išjungiu šviesą ir tamsoje aštrus lyg suopio nagai yra kiekvienas prisilietimas. Literatūrologė Rita Tutlytė apie rinkinį Šešėlių upė yra sakiusi, kad tai sunki ir lengva, elegiška ir elegantiška knyga, kurioje sielos tamsybė turi savo spalvą ir grožį. Asmens egzistencija mąstoma skvarbiai, gyvai ir jautriai. Gyva minties tėkmė graužiasi kaip upelis pro ledus, požemių tamsumas ar medžių šaknis. Mintis sukuriuoja, stabteli, pulsuoja. Mąstoma iš paties giliausiojo sielos gylio. Gintaro Bleizgio kūrybos interpretaciją tęsia taip pat 9 dailės klasės mokiniai Lukrecija Mažulytė, Rokas Labžintis, Kotryna Kalcaitė, Anastasija Karakulova ir Gerda Buginaitė, pristatysiantis pirmąjį eilėraštį iš pirmosios scenos. Svetimos upės krenta nuo kalno. Žengiu į nesustabdomą tėkmę. Pakalnėse pilna viečių. Seniau spausdavom vyną, sako man, vienuolis iš Alpių miestelio. Bet jau kelinti metai tų uogų niekas nerenka. Einam pro aidinčią klauptų menę, paskui keliuku, po dangų gožinčiom eglėm, kur plakasi ūksmingi spiglynai. Kalnai yra nepajudinami, sakau. Jis juokėsi. Nekintantis visatos dydžiai, viskas tikslu.
lyg būtų iškalta akmenyje. Todėl nenustebčiau, sutikęs mirusius. Girdžiu, kaip atodangoj krenta akmuo, kaip į eglės viršūnę nutupia paukštis. Tvinksi laikas smilkiniuose ir debesys virš gargaliuojančio krioklio. Čia visiška tuštuma, juokėsi jis, rodydamas į medžius ir nenurinktas uogas. Pilies akiliuką į ribą, atskyrusią mirusius nuo gyvųjų, mane nuo ankstesnio manęs. Nuo atminties peizažų, kuris tarsi šiandieną skles užrašytas eilėraštyje. Įsikibti į upę, kaip į turėklus, laukinė ugnis, kaip vijokliai akių rainelėse. Aviečių kraujo koriai. Atrasti savo balsą nebuvo paprasta, sako poetas, literatūrologas, Vilniaus universiteto dėstytojas Mindaugas Kvietkauskas. Antrąją savo poezijos knygą, Gruntiniai vandenys, pristatęs net po 27 metų pertraukos. Šios knygos poetinį siužetą, kurį išreiškia ir jos vizualinė kalba, kuria skirtingų elementų jungtis. Vanduo, liepsna, miesto akmenys, judesys, vėjas bei šviesos mirgėjimas. Tai pirminiai pradmenys. Savitą šios knygos eilėraščio Gedimai interpretaciją pristatys 9 dailės klasės mokinės Gabija Samytė, Augustė Jokubauskytė ir Marta Pameditytė. Gruntiniai vandenys. Tai vanduo, kuris susigeria į žemę po lietaus. Pasiekęs nelaidų sluoksnį, jis vis kaupias. O kas atsitiko jai, kai vanduo nenuslūgo? Mes turėjom kažką padaryti.
O ką mes galėjom padaryti? Tai mūsų kaltė, mes nepastebėjom. Jums nereikėjo pastebėti. O kaip gali pastebėti, kai viskas aplink tave yra netikra? Man tik 18, bet aš ir taip nepamatysiu pasaulio. Į mus niekada nebuvo žiūrima rimtai, nes kokios šiagi dukros tėvų, kuriems alkoholis svarbesnis nei jų pačių vaikai. Niekas neklausė, ar mums viskas gerai. Mus pasiekė tik nuolatiniai žvilgsniai. Ir klausimas, iš kur tu esi? Jaučiu didžiulę kaltę, kad tik aš ir Elizabeta galėdavome eiti į mokyklą. Dažnai klausėmės, kaip Brukline iki ašarų mus vertė mokytis gerai, sakydama, kaip tai yra svarbu. Savo tėvų aš neprisimenu. Mes pabėgome į miestą, kai man buvo 3. 20 amžiaus niekas buvo mūsų vienintelis įsigelbėjimas, tik tuo, kad mes nuo jų atitrūkome. Brukline visą laiką dirbdavo, visą laiką grįždavo namo atsiduonantį vyriškais kvepalais ir tuščiomis akimis. Tik padėdavo pinigus ant stalo ir užsirakindavo vonioje valandomis. Juk aš girdėjau, kaip ji verkė, bet tik pasakydavo, nėra ko rūpintis ir nusišypsodavo. Aš nesulaukiau net 25, visada viskas buvo ant mano pečių. Tik kunigas man sakydavo, kad dabar skauda, nes Dievas tau ruošia geresnį kelią. Bet mano akis visą laiką matė tą patį ir nebuvo jokio gėrio. Mes augome tarp riksmų, kurie niekada nesibaigdavo. Aš visada buvau žinoma kaip Bronkso kalė. Bet aš tik norėjau užtikrinti joms gyvenimą, kurio aš pati žinau, kad niekada neturėsiu. Bet jis netruko ilgai, nes aš taip ir perdozavau tamsiame Niujorko skersgatvy. Aš mokausi dvasinio maitizmo, tik iš mobilių ryšio kartelų. Ant jų, ne ant jarų, kepu gomorio duoną. Tamsia lūpų alėja, lietum ir parku. Traukia artyn tavo krūtų ir apgamėlių magnė, nematomas keliauninkas. O mano lūpų kišeniai tik pučia tuščias informacijos vėjas. Dabar tik mes galime suprasti vieną kitą. Mes niekada nepaliksime viena kitos. Gerai? Gerai? Skaidri ir talpi poezija, kuri priešgyniauja ir provokuoja, atveria žeidžiančias ir gydančias patirčių briaunas, stebuklų atšvaitus dabarties audinyje. Įranda žodžius neišrašomus, ligai, netekčiai, gedului, vilčiai, įtiesia žodį, kaip tiltą tarp savęs ir kito. Gyvenimo poezija ir išgyvenimo poetika tampa neatskiriamos, išguldomos į estetišką, ryškų, perkeičiantį teksto audinį. Svarbus poetės kūrybos dėmenys – kaita, reiklumas savo, drąsa atrasti poetinę kalbą ir save iš naujo. Taip naujausia poetės Giedrės Kazlauskaitės poezijos knygą apibūdina rašytoja Akvilina Cicėnaitė. Poetiniai provokacijai ir poetės eilėraščių interpretacijai kviečiame 9 teatro klasės mokinės Augustę Bogučinskaitę, Mildą Narvidaitę ir Godą Lukošiūtę. Vyriškis, ant kaklo pasikabinęs plasmasinį kibirėlį, visai taip, kaip darome ir mes, ir pasilipės ant sulankstomų kopėčių, skina vyšnias. Tos, kurias jau nešęs iš plaukai, bet netyčia išmetė iš snapų, juodai nudažė šaligatvį. Ant stulpo kabo skelbimas, superka banginė dantis. Antikvarietė ir blusturgėje nieko negalima liesti, nei beverčių guminių vynuogių kekių, nei iš vokiečių nugvelto porceliano. Svetlogorskas primena Palangą. Kičo rojus
su aiškiau išreikštais nacionalumo motyvais. Atrakcionų parke daug žmonių su mažais vaikais, dainelės iš senų animacinių filmų. Tokiuose vietose susimastai, kad gal poezija ir turi šiokią tokią prasmę. Mes skaitom ir skaitom eilėraščius, nors niekas nepasikeičia. Tas pats formatas, knygyne 10 klausytojų, pasaulio gelbėjimų nekvėpia. Kada nors šios lentynos apmirs. Visą tai norėčiau kaip nors, jeigu visgi užmestų bombą, teleportuoti į pirtį arba į memorialinį Dostojevskio muziejų, kur ant žalia galanda užtiesto stalo stovi arbata sidabrinėje pastiklėje, užplikyta nutekėjusiais naujagimio vandenimis. Girta valstietė nugula savo kūdikį, lūpas tortos spalvos, centrinis kūnai, būgnus muša žygiuojančios feministės, trykštas sprogusios tiltas ir visi jaučia laisvę! Poeto Rimvydo Stankevičiaus, poezija turi teikti estetinį džiaugsmą ir liudyti. Gyvenime būna visko, tad ir tų liudijimų būna įvairių, kartais ir skaudžiai šviesių. Kviečiame 9 teatro klasės mokinius Emiliją Kubauską, Paulių Tamulaitį ir Matą Mačiulį, kurie interpretuos eilėraščius Paleidžiu dūdas bei Skausmo užglostymas. Lyksi, žaibuoja. Tačiau apie griaustinę dundėsi, nemenkiausios užuominos. Nei rytaus šnaresių, nei vėjo medžiuose. Visiškai nieko. Tarsi visai nakčiai, visame pasaulyje būtų. Išjungtas garsas. Man kurį laiką visai įdomu. Tiesiog sėdėti savo melsva šviesa, kas kelias akimirkas nutvieskami lovai. Maigyt pultelį, linguoti šalis ir spėliot. Kieno galėtų būti ta burna lango krane, vien lūpomis rėkianti apie amžiną aistrą? Skausmą ir triumfą. Ar tai ženklas, kad metas prabilti man, kad sulaukia ir savo nuožiūrą visai garsinti? Sakyčiau, viskas bus gerai. Viskas bus. Tačiau pats savimi netikėčiau. Pasisavito dirigento lastelė, be gailesčio čaižo tylą, kol tarsi arteriai plyšus ima ir pasileidžiu. Tylomis bandyta praryti ir šūkė gerkliai. Gerkliai, įstrigusi tėvo mirtis. Galiausiai
Vieną trumputę akimirką. Tai, kas yra pati mano esybė. Tai, kas labiau net nei kūnas ar siela turėtų vadinama būti tiesiog manimi. Plyksteli ir perskročia dangų. Girdi? Kurtinantis smūgis, ritas aidais per visą pasaulį. Matai, viskas stojasi piestų į savo vietas. Ką gali žodžiai, kai daugiau niekas nieko negali. Nei gulėjimas lovoje, įsikniaupus veidų pagalbę, nei sėdėjimas balkone, įsikniaupus veidų į pilnatį. Kai nebegelbsti, vaikystėje kruopščiai surinkta skiepų kolekcija, sutvirtinamas sakramentas, šarvakalystės, aukštasis išsilavinimas. Gaisras, palengva traškėdamasis, lūpasi iš elektros lemputės kiaušinio. O medžiai, suėję po langais, priglaudę veidus prie stiklo, žiūri vidun ir kikena į kumštelius, nei nemanydami vaidin nusiminusių. Net ši, paskutinė vilties pelė, suradusi veik raukšlelį, palikta juodai dienai, graužia be skrumulų, tik manydama, kad dabar ir yra ta juoda diena. Duobės, išgulėtos lovoje, žvilgsnis išgremžtos sienose, išstovėtos grindise prie lauko durų, klausantis pasilenkus, ar prie jų neartėja kas iš anapus. Ką gali žodžiai? Tyli, rami knyga be išorinių blizgučių. Taip eilėraščių rinkinį Vandens skonis apibūdina poetas Gintaras Grajauskas. Gal ir taip, bet knyga tikrai neapsieina be autoriui būdingos, skaudžios, o kartais ir lengvai pašaipios ironijos. 9 dailės klasės mokiniai Dovydas Chairulinas, Leonas Vitas Digrys, Gvidas Kalnutis, Linas Daujotas ir Justas Paulauskas interpretuos eilėraščius Namas su vijokliais bei Sepija. Kai gyveni name su vijokliais, tai dar nereiškia, kad namas ir tie vijokliai dabar yra tavo. Kai įbrendi į upę, tai dar nereiškia, kad šita upė dabar yra tavo. kai sėdi ant žemės,
Tai dar nereiškia, kad šita žemė dabar yra tavo. Negi su moterim. Tai dar nereiškia, kad šita moteris dabar yra tavo. Kai gimsta vaikas, tai dar nereiškia, kad šitas vaikas dabar yra tavo. Kai numiršti, tai reiškia, kad šita mirtis dabar yra tavo. Yra toks jūrų gyvūnas, vadinasi sepija. Kai sepija, kas išgąsdina, arba įskaudina, arba šiaip pasidaro sepija liūdna ir vieniša. Sepija turkšteli iš savęs raflo debesėlį, labai panašu į kitą sepiją. O tada toje bekraštėje jūroje jai jau nebe tai baisu ir nebe tai vieniša. Kadaise mes visi statmenieji dvikojai išropojom iš jūros. Iš riešapelekių žuvų atsirado automechanikai, pianistai, kišenvagiai ir Bolivudo šokėjos. O štai iš tų sepijų, liūdnų ir vienišų atsirado rašytojai. Ironijos tematiką tęsia ir kitas pasirodymas. Kviečiame 9 teatro klasės mokinės Patricija Bernickytė, Dominika Alertaitė, Goda Girčiūtė, Skaistė Nagrodskaitė bei Gabija Stulgaitė, kurios interpretuos eilėraščius Kartą pabuvau kietas ir Pamestas pirštinas. Vieną kartą esu žiauriai sudorojęs tokį gatvės banditėlį, nes jis bjauriai iškeikė mūsų merginas. Rėkavo ir mosikavosi ranką. Tai suvariau jam 2 pirštus, vienu įdėsi tiesiai išpusto šnervės ir jis stebuklingai nurimo. Galėjau kur noriu vestis, kad ir iš prie būdos. Jo akis į mane žiūrėjo su nebyliu siaubu. Nelyg būtų sutikęs Klaipėdos gatvėje Šolino kovos menų mokytoją. Pasivedžiau taip truputėlį ir paskui pasakiau. Gyvent nori ir paleidau. Visai nieko nebesakiau. Nubėgo neatsigręždamas. Nemažai visokių keistenybių pramokų begyvendamas, bet iš kur nutiko šitas mokėjimas, man iki šiol didi paslaptis.
nei juo labiau kaip. Tiesiog labai jau patogios buvo tos plačios šnervės. Tai berods ir visa mano kietumo istorija. Daugiau nieko nėra. Šiaip esu bailokas žmogus, bet kadaise tikrai pažinau vieną Šalino mokytoją. Tai buvo mano mama. Vaikystėje mama man prie pirštinių prisiūdavo gumeles, kad jų niekad nepamesčiau. Labai teisingai darė, nes paskui, kai nebebuvo kam prisiūti gumyčių, jas nuolat pamesdavau. Visas mano gyvenimo kelias nuklotas vienišomis, pamestomis pirštinėmis. Dabar jau pasenau ir beveik jau niekad nebepametu pirštinių. Gal tai ir yra viso gyvenimo esmė ir prasmė. Išmokti, nepamesti, nepririšto. Giedrės Kazlauskaitės poezijos knygoje Marielė itin ryški moteriškumo tema. Čia moteriškumas suprantamas nesentimentaliai, bet laikomas gebėjimu išbūti netektyje, atmintyje ir vidinėje transformacijoje. Apie vidinės transformacijas kviečiame papasakoti 9 dailės klasės mokinės Aistę Ivanauskaitę, Ignę Ilginytę, Bernadetą Jarašiūnaitę ir Mildą Steponavičiūtę, kurios pristatys eilėraščių Daugybos lentelė ir Birželis interpretacijų. Kai buvo 2x4, žinojai, ko tu neturi. O parduotuvės vidury kepsodavo žaislai geri. Suėjo 3 kart po 6, pabosdavo ganyt žąsis. Net lapės ištempė ausis, jei kailį pakakliai nešies. Kai buvo 9x3, stadione tapai karys. Kas raigės be tavęs darys, kai namučius atsidarys. Ir štai 5x7, lyg neblogai jau gyveni. Bet patalai dar vargani, tad kiaulėles toliau geni. Deja, 8x5 ir ne visiems tu patinki. Su nuospaudom juokai menki, į dvikovas nepatenki. Ir tik paskui labai gerai, kad jau nieko nedarai. Bijai skaičiuot, nes aitvarai labius skraidino. Kir, vir, vai. Visa, kas užkniso. Nusprendžiau mokytis vairuoti. Nuėjau į medicininę apžiūrą. Visų pirma, manęs paklausė, ar turiu tikrą darbą. Paskui
Kodėl tik dabar sugalvojau vairuoti? Atsakiau, jog mano gyvenimas buvo nelengvas. Tėvams buvo gėda, jog esu lesbietė. Todėl jie nuo manęs atsiribojo. Vėliau tapau dar girtuoklė. Tad visi tik išlošia, kad nevairavau. Po šitų žodžių, žinoma, mane nusiuntė psichiatriniai ekspertizai. Amžinai nepataikau į jokią sistemą. Bet kam jums vairuoti? Atsakiau, jog reikės dažnai važinėti pas senstančius tėvus. Tuos pačius, kuriems manęs gėda. Man kem 3. Šiaip ne taip, žengiu į suaugusiųjų gyvenimą. Poetas Rimvydas Stankevičius yra minėjęs, kad susiklosčius sudėtingoms ir liūdnoms gyvenimo aplinkybėms jam teko kurį laiką pagyventi gimtuosiuose namuose. Pasitaikius galimybei, jis aplankė visas vietas, kurios jam vaikystėje padarė didžiausią įtaką. Kviečiame 9 muzikos klasės mokinius Titą Pačerinską, David Kamatin, Emilį Gedminą, Jokūbą Matvejevą, Martyną Naujoką ir Andrių Pielikį, kurie interpretuos eilėraštį Kietaviškių bažnyčia. Viskas taip, kaip kadais palikau. Nors ir tiek metų čia mano nebūta. Gal tik stogo skarda pakeista. Kitas kunigas, įvestas šildymas. Tačiau klauptai tie patys. Ir spraga vis taip pat. Gal ir tos pačios žvakutės. Ir alsuoja vargonai. Ir svirpia moterėlės balsais pritildytais. Į mane smalsiai žiūri berniukas. Kažin ką, savo panosim niniuodamas. Kiek didokų, rudu paltuku. Lygiai tokį turėjau vaikystėje. Ir atrodo, žinojo mintis. Net galėčiau išvardinti čia nuodėmes, kurių man net šiek tiek pavydu. Jos net Dievui sukeltų šypseną. Virš altoriaus pablukusioj freskoje Jėzus tęsė pamokslą iš valties. Ir pilotą lyg tądien, kai mes prie pirmosios komunijos ėjome. Ir žvelgiu į to žmonės ant kranto, į tą ranką, į tą dangų iškeltą. Ir staiga vėl ima reikšti tą patį ilgesys, atmintis ir tikėjimas.
ilgesys, Rimvydas Stankevičius dažnai rašo taip, kad skausmas nėra dekoruojamas ar sušvelninamas. Knygoje Kartais sninga juodai, suguldytos eilėraščiuose, perteikiamos akimirkos, kai žmogus susiduria su tuo, kas didesnis už žodžius, kai net kasdieniai namų daiktai ir erdvės tampa skausmo liudininkais. 9 teatro klasės mokiniai Augustė Zauraitė, Rugilė Rapalytė, Gustė Peldžiūtė, Benas Kondraškinas ir Danielius Rusys pristatys eilėraščio Šiurpė interpretaciją. Kaip taip galėjo nutikti, kad ir vėl sėdime vienas priešais kitą, sutemusioje virtuvėje ant girgždančių taburečių. Kaip ir tą naktį, vaikystė, sniegui prarijus visus kelius, žadėjusius parvesti mūsų tėvus namo. Vėl esam vaikai. Vieni palikti namuose. Du vaikai, nepasiekiantis degtukų. Du rakutės, Elektros jungiklių. kaip ir anuomet, Kalbamės pašnibždom. iš pagarbos tamsiai ir būdų. Ne mūsų žibinto šviesai ant mūsų sienų šokdinančiai nukankinta ovel siluetą. Iš pagarbos galintiems įeiti per užrakintas duris, Galintiems iš arti alsuoti į stiklą. rūsčiai žiūrint vidun, Net ir pro antrojo aukšto langus. Baimė. Na taip, tada bijojom gerokai labiau, bet po teisybei mums paprasčiausiai patiko bijoti. Sėlinom juodais koridoriais, su atkištais prožektoriais rankose, fektuodamėsi su savo pačių šešėliais. Strimgalviais parlėkėm iš paties baisiausio didžiojo kambario su įsišiepusią kinišką rožę, palinkusią šuolį virš mūsų nuo pat lubų.
jei neturime teisės pasakoti. Deja, privalom sėdėti. Prisisėmė burnas vandens. Antraip viskas baigsis bloguoju. Antraip mums abiem po lygiai. Abiem mums labai skaudės. Dabar galvoju, bet ar tikrai? Argi ne šitą akimirką, anuomet būsim akies krašteliu užmatę. Antai sėdi tamsoj po daugelio metų. Ant tų pačių taburečių. Du pavargę, pražilę vaikai. Tyli, prisisėmė burnas vandens, tarsi nebūtų veiduos parašyta. Kad dabar po lygiai, kad dabar jiems abiem. Labai, labai skauda. Paklaustas, kas lemia tokį poezijos knygos vandens skonį skaitomumą, poetas Gintaras Grajauskas atsakė, kad galbūt universalumas, mat dažnas skaitytojas šiuose eilėraščiuose geba atpažinti savo patirtį, atrasti nuolat pasitvirtinančią tiesą, kad žmogaus gyvenimas trapus. Tačiau net maži dalykai, meilė, vanduo, kasdienybės akimirkos gali suteikti prasmės ir padėti išlikti gyvam vidumi. Apie paprastas, bet žaves, kasdienės akimirkas kviečiame papasakoti 9 muzikos klasės mokinės Agnę Budrikaitę, Liepą Dombrauskaitę, Viktoriją Liekytę, Emiliją Mozuraitytę ir Rūtą Sutnikaitę.
O pastebėjai, kad visi tie žmonių ritualai vieši ir intymus, prašmatnūs ir asketiški, yra truputėlį juokingi. Ir mano tokie. Aš atsimenu, kai man buvo visai blogai. Tiesiog nebėra kur dingt. Kaip blogai. Tai geriau vandenį. Kas ryt? Įsipildavau stiklinę ir kalbėdavau su vandeniu. Mintise arba ir garsiai. Gal nebuvau išėjęs iš proto. Tiesiog instinktyviai jaučiau, kad kažkokiu keistų būdu man tai gali padėti. Sakiau, ačiū tau vandenyje, kad galiu tave gerti ir kad tu toks skanus. Ir gerdavau dideliais gurkšniais. Suprantu, juokinga, bet man padėjo. Apskritai gyvenime labiausiai padeda kvaili ir juokingi dalykai, o tie rimti ir protingi nepadeda nei kiek. Dabar tiesiog geriu vandenį, kai būnu ištroškęs, tylėdamas, nes dabar šią akimirką viskas yra gerai. Vanduo tebėra skanus, o aš tebesu gyvas. Vienas žmogus, dažniausiai moteris, pagalvoja, štai šitas žmogus žino, kaip mane išgelbėti. Kitas žmogus, dažniausiai vyras, pagalvoja, net neįsivaizduoju kaip, bet gal galiu pabandyti. Darius pagalvoja, iš tiesų, tai visai norėčiau ką nors išgelbėti. O ta moteris pagalvoja kitaip. Aš tai labai norėčiau būti išgelbėta. Niekas nieko žinoma neišgelbsti ir niekas neišsigelbsti, nes kasgi galėtų. Bet kartais nutinka, kad tie žmonės tiesiog pradeda gyventi kartu. Ir begyvenant, jiems nutinka visokiausių dalykų. Kartais ir labai nesmagių. Bet kai kuriuose nuotraukose jie atrodo iki kvailumo laimingi. Atrodo, lyg būtų išgelbėti. Nes niekad nieks nemylėjo manęs, nes niekad nieks nemylėjo manęs, nes niekad nieks nemylėjo manęs, nes niekad nieks nemylėjo manęs.
Dėkojame visiems, kurie kūrė, skaitė, grojo, piešė, vaidino ir buvo kartu.